geras verslas, kai tu gali ją parduoti. Jeigu tu negali parduoti, tu generuoji tik tai pinigų srautą iš jo, tu nekuri vertės. Ir tą praeidį, ir čia jau gal struktūrą turi, bet nepastatai vieno atsakingo, kuris visą tą stums į priekį ir pasiliekia ant savęs, ir pastatai pasibaigia energija. Tavo verslas turės mikroinfluencerį, nebūtinai iš karto tu gausi iš to lydus, bet paskui, kai tu dėsi reklamą, tu geriau gausi lydus. turtovaldyba.lt prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Šiandien auditoriją atstovaus Mažvydas Šimkus, žmogus, kuris padeda verslam įdarbinti dirbtinį intelektą. Taigi, auditorijos klausimai. Auditorijos klausimai būtų turbūt tokie. Tai Tomai, vis dėlto, jeigu esu ten verslas, ir nėra laiko ten socialiniam tinklam, nėra laiko vesti tų socialinių tinklų, galbūt nėra ten tam tikrose etapuose, nežinau, ten marketingo išlaitom ten didžiulių biudžeto, tai kaip judėti toliau, kaip reikėtų teisingai ar pasidaryti galbūt strategiją, kad pritraukti vis tų naujų klientų. Tai aš manyčiau, kad galėtų būti šiandien labai gera tokia opi dienos tema. Taip. Aš ką matau, kad šiuo metu tos turinio generacijos yra daug ir jos vis daugėja. Ir daugelis verslų, aišku, neturi laiko tam dalykui ir per mažai galbūt į tai investuoja. Ir kur yra esminė problema, dėl ko jie to nedaro? Esminė problema yra dažniausiai jie to nedaro ne dėl to, kad jie nemokėtų ten dirbtinio intelekto ir panašiai. Ta galima išmokti, jie gali ateiti pas tave ir tu jam parodysi, ne? Bet prieš tai būna labai svarbi problema, kai būna nepakankamai stiprus produktas, ne? Ir gal aš kažkiek tai pasižymėsiu, ne? Nepakankamai stiprus produktas, plus būna nepritaikytas procesas. Jeigu mes turime kažkokį tai produktą ir mes norime daugiau klientų ir mes žinome, mes galime per socialinius tinklus ir panašiai pasididinti žinomumą ir panašiai, mes galime generuoti lydus ir taip toliau, ne? Bet jeigu nėra aiškaus proceso, kaip jie pamatę ten tą turinį ateis pas tave ir ką jie padarys. Ir kai nėra proceso, kai produktas ne iki galo aiškus, ne, tada žmogui nesusideda verslui bendra schema, tai kaip tai veiks ir ką aš pamatuosiu visam šitam. Kaip aš žinosiu, ar tai yra gerai. Ir kai ta vizija nesimato, ne, viskas, tada net nesinori eiti, mokytis, daryti. Ir tiesiog mes turime kažkokį tai seną būdą, kuris veikia ir naujo mes net nežiūrime. Tai vat, čia yra priežastis, kad ne problema sugeneruoti turinį, ne problema kurti turinį, bet problema yra arba produktas, arba procesas, arba abu. Va čia yra, o to simptomas jau yra, kad žmogus to nedaro ir taip toliau ir taip toliau. Nes įrankiai yra, bet kai nesupranti, kaip tuos įrankius įsidiegti ir kokią naudą bus ir kur aš tą pamatysiu, kur aš tą pamatuosiu, čia yra esmė. Tai iš principo, jeigu gerai suprantu, dažniausiai žmonės užstringa ne tik ties to turinio kūrimu, bet realiai kaip tą turinį monetizuos. Dabar mes čia palėtėm tokį įdomų dalyką. Aš apie tai esu kalbėjęs keletą webinarų, bet čia yra svarbi vieta. Ne?
Aš pastebėjau verslai, kuriuos aš dariau iš intencijos užsidirbti pinigų. Verslai, kuriuos aš dariau su intencija padėti žmonėms. Ir tai yra, atrodo, blemba, gali būti visiškai tas pats verslas ir kas už jo stovi, kokia intencija už jo stovi. Jeigu tai stovi intencija monetizuot, užsidirbt ir panašiai, paprastai bus šūdas. Jie beveik visi turi labai mažą successų reitingą. Ne? Ir pats viršus, ne, kas yra virš produkto, aš gal net padarysiu kokį raudoną, ne? Kas čia, ne? Kaip aš tai visuomeniai padedu, ne? Kaip aš padedu, kokį skausmą aš mažinu, ne? Ir ar tai yra dera apskritai, ar ta misija nėra tik tokia vėliava, tipo, mes čia būsim geriausi, leliausi panašiai, o mūsų misija yra, užkalt babkių, ne? Jeigu tu darai verslą ant užkalimo babkių, jisai bus arba žiauriai ribotas, arba bus šūdinas. Ne? Nepasidaro paprastai šitas. Nepasidaro. Ir va čia ir dėl ko tas atsiranda? Dėl to, kad, tą darai ir kartu atsiranda toksai gal sąmoningas ar nesąmoningas gėdos jausmas, ne? Ir viskas. Ir kai dar reikia tą visą įdėti į socialinius tinklus, ne? Ir aiškinti, kad žiūrėkit, aš čia noriu užsidirbti daug babkių, ne? Viskas. Out. Blokas iškart ir nieks ten nebeina. Bet jeigu čia atsiranda intencija, kad yra kažkoks tai skausmas visuomenė, ar nepatogumas, ar panašiai, ne? Kurį aš galiu padėti, ne? Nes, pavyzdžiui, pasiėm kažkokį kirpėjas, pavyzdžiui, ne? Štai jisai gali sakyti, aš einu į darbą, nes man reikia išmaitinti šeimą ir čia reikia užsidirbti daugiau pinigų ir čia ir panašiai, ne? Bet jeigu jisai šitągi giliai suvokia, ne? Kokį skausmą jisai nuima, ne? Jisai nuima žmonėms, žinai, tą nepilnavertiškumo kompleksą, ne? Jisai padeda jiems jaustis geriau, jisai padeda, tai jisai gali nuimti gėdą, jisai padidina statuso tą jausmą ir panašiai, ne? Ir kai jisai supranta, kad jisai mažina skausmą ir kūrė gėrį, ne? Tada pas jį natūraliai gali eiti mintis, kai jis kažką apkirpo, žinai, galbūt pafilmuot, pažiūrėkit, tokią šukuosiną padariau, pažiūrėkit, kaip tam žmogui vis fain ir gerai, ne? Nes jeigu pasigalvoja yra, apkirpau ten, žinai, 30 eurų, nudažiau, 60 pas mus dandaž, whatever, žinai, čia aš šaudau kainas, ne? Pažiūrėk, niekam tai neįdomu, ne? Nes nėra teisinga intencija virš to. Ir jeigu tos intencijos nėra, ne? Nėra teisingo produkto, ne? Nes iš intencijos uždirbti babkės gaunasi produktai uždirb babkės, ne? Ir niekam nepatinka produktą uždirb babkės, ne? Pasižiūrėkit, koks Elonas Maskas. Jisai pasakoja, blemba, hebra, skrisim mes į kitą planetą, padarysim šitą, žinai, multiplanetinę ar gal multigalaktinę civilizaciją, ne? O ne šitą, čia mano jau akcijos pakylo ten, žinai, tiek milijardų ir čia dabar man čia tiek plius ar tiek minus, ne? Tai dabar galėtų apie būk man atrodo, duomenų centrus dabar jau iškelinės į kosmosą, nes ten yra saulės energija. Bet eina apie naudą, apie skausmą ir apie tai yra ką kalbėti, ne? Ta prasme, jeigu tu kažką sugalvoji, kaip visuomeniai padėti, tai yra apie ką kalbėti, ne? Ir šitą, bet jeigu tu kalbėsi, kad žiūrėkit, eikit ten ir ten tą ir tą, bus šūdas, ne? Jeigu tu pasakys, aš noriu uždirbti, o ne aš noriu padėti. Viskas, čia yra esminė kryžkelė, ne? Kodėl
tie verslai nenueina į į tinklus. Ir net jeigu jos nueitų su tokia intencija, nieks jų nežiūrėtų. Ir kai jis tik tai atsiranda gerą intenciją, iš tos intencijos jam susikūrė geras produktas. Ne? Toks produktas, apie kurį norisi kalbėti. Natūraliai. Gerai, dabar Tomai, iš tikrųjų mes priėjom prie tokios įdomios temos, o tai gerai. O tai kaip atrasti tą balansą tarp intencijos ir pinigų, ne? Pinigai yra šalutinis produktas. Šalutinis, kaip, žinai, tu darai vieną ir pinigai ateina. Jeigu tą darai teisingai, tiesiog ateina. Jeigu tu mažini žmonėms skausmą, ne? Arba didini gėrį, arba ir tą, ne? Tu gali už tai prašyti atlygio. Ne? Bet jeigu tu nori atlygio ir už tai pasiūlysi skausmo mažinimą, šūdas. Tavrasi atrodo tas pats, bet iš kitos pusės neveikia. Tai čia turbūt ir toj pačioj komunikacijai socialinių tinklų irgi ta prasme jaučiasi, ar ne, tas stilius ir žmonės visai kitaip reaguoja. Tas išlenda per visur. Aš pats šitame buvau, aš esu daręs tokių ir taip būna intuityviai. Va, mes darysim tą ir išeis. Ir pavyzdžiui, aš atsimenu, kai mes, tokius, žinai, vienas mano pirmųjų verslų, turbūt prieš 20 metų jau šitągi interneto portalas, ne, kur mes gyvenam iš reklamos, dar nebuvo jokių AdSense'ų, nieko. Ir aš atsimenu, buvau studentas ir ten, ėjo tokia solidi suma per mėnesį. Ir per jį aš supratau, kaip svarbu, žinai, turėti žinai, srautinės pajamas, bet apie tai mes kitą kartą pasikalėsim. Bet ten buvo šitaip. Nėra informacijos apie natūralią mediciną. Buvo prieš 20 metų. Tiesiog nėra. Ne? Padarom, kad visi, žinai, padarytume. Kad tenais parinkti homeopatinius vaistus, tenais informaciją apie juos, apie ten papildus ir panašiai. Ne? Ir mes tą darėm, kad nėra informacijos, duokim ją. Ir tada, kaip, žinai, pagalvojom, palauk, o ką mes gausim, ne? Tai palauk, yra ta įmonė, taigi kur jie ateis reklamuotis, aišku, pas mus, ne? Ir jie atėjo, ir čia bus, žinai, geras projektas. Kai darėm Entuškę, ne? NT, buvo 2008-2009, aš mačiau ir viršų, ir apačią, ne? 2000 tenais, ir tada mes, buvo tokia, žinai, situacija, kad gyvena žmonės bute, žinai, tipo šeima ir pavyzdžiui, uošvienė, arba ten Anyta, ne? Tipo, va taip, gyvendavo, arba jeigu norėdavai išsinuomoti būtą, nebuvo mažų būtų. Dabar jų ta prasme, bet tuo metu ir mes žiūrėjom, palauk, tai dabar vienas būtas kainuoja tiek, žinai, kad mums buvo metas, kai 4 kambarių būtas beveik tiek pat kainavo kaip 2, nes buvo tipo brangus komunalinė, ne? Ir tada aš sėdėjau galvoju, o kas jeigu mes tiesiog padalintume į 2? Šiuo metu daug žmonių tą dalina, ne? Bet tas atėjo iš to, kad šiek mums, ta prasme, žmonėm reikia vietos mažos, bet privačios, nes anksčiau būdavo daug skelbimų, kad tenais nuomoju kambarį, kitame kambaryje gyvena pensininkė, ne? Ir tada tu, žinai, ir tada būdavo pasirinkimas, ar tu gyveni, kambarį didesniam galbute, bet turi kambarį, arba tu turi mažą kažką, bet tu esi karalius, ne? Ir mes sakom, mes padarysim tokius, kuris būtų mažas ir karalius, žinai. Ir mes šitokių darėm daug ir tas žiauriai paėjo. Šiuo metu nebe į tą, žinai, pusę pučia vėjas, ne? Bet ta intencija, jinai yra už visko stovi. Jeigu mes darytume tik tai, davai prastumsim čia greit, neveikia, tas eina vis tada bėdos pagaliai tiesiog į ratus kišasi patys. Jeigu tu turi gerą intenciją, tiesiog tu esi užsidegęs jo. Ir va čia visų pirma susitvarkyt galvą, ne? Kokia už to stovi intencija. Jeigu intencija šūdina, tai ir tas visas tavo
Produktas šūdinas, procesas šūdinas ir tavo komunikacija bus nes pas tai yra, užkartas galvoje. Tai va, turtovaldyba.lt, prisijunkite ir pasimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Super, labai gerai. Labai gerai sudėjai esminius punktus. O tai gerai, tarkim, aš turiu gerą jau intenciją, turiu gerą tokį, žodžiu, viziją, noriu ten padėti žmonėm, X ten srityje, sprendžiu ten X problemas, nešu ten Y emocijas ir panašiai. Tai kaip tada reikėtų man, nežinau, pradėti ten komunikuoti, ar kokie čia tie keliai galėtų būti? Šiek, tai dabar visų, žiūrėk, kelias dabar įrankius, tu atrasi. Ta prasme, tu tai turi omeny, kad tas, kas žiūri irgi, jis įrankius atras. Įrankių tiek yra. Ta prasme, dirbtiniu intelektu, senoviškai, visai, ar ir taip, ne? Visai gali. Visų pirma atsiranda, kodėl, ne? Jeigu negali savo atsakyti klausimą, kodėl, ne? Ir jeigu jeigu tu atsakai klausimą, kodėl, ir tas atsakymas gali būti kelių rūšių, ne? Pirmas, kad aš, žinai, padėsiu tam, jiem bus geriau, ne? Tada norisi natūraliai gerą apie tai šnekėti. Natūraliai apie tai gerą kalbėti. Jeigu tu kalbi ir žinai, arba tavo yra galvoje tas kirminas, kuris sako, aš kalbu, kad uždirbt, šūdas bus. Tiesiog. Ir tai dažniausiai ateis per gėdos jausmą, kuris bus tavo pasąmonėj ir tu sustosi kalbėti. Arba išjungsi tą gėdą, kad tada gal ilgiau kalbėsi. Ne? Bet čia, greičiausiai taip. Ir gėda pasišalina, ne, būtent per teisingą intenciją. Ir tada tu sakai, palauk, tai gerai. Aha, jeigu aš mažinu tą skausmą, ne, aš mažinu per savo, žinai, produktą, ne, bet gal aš galiu kažkaip tą skausmą dar ir padėti sumažinti net ir tiem, kurie gal to produkto ar neperka, ar dar neperka ir panašiai, ne? Kad aš galiu apie tai papasakot, kad tu gali kažką pasidaryti pats, žinai, o jeigu ne, ateisi pas mane, ne? Bet tu imk tą informaciją, kaip mes, žinai, anksčiau mes darėm ten tos mokamus seminarus, ne? Paskui, žinai, pagalvom, ne, duosim juos, tiesiog duosim, imkit ten, žinai, turto valdyba ar panašiai, duodam, aukit. Užauksit, ateisit patys. Be jokių, žinai. Ir tada ta komunikacija eina ir jinai gera ir faina. Ir jauti malonumą iš to, žinai, kad tas vyksta. Nes ta komunikacija, jeigu tik bandys, nes mes bandydom, o čia žiūrėk, ten toks hukas, čia pakabinsim, čia uždėsim, neveikia. Tu gali, žinai, ta prasme, kai tu duodi, kad ta auditorija, žinai, žinai, daugiau pasižiūrėtų visokias technikas taikyti, bet už to turi būti intencija gera. Tai čia, dėl ko nepadaro, ne, tai šūdina intencija, iš blogos intencijos neteisingas produktas, iš neteisingo produkto, šitągi, apie jį nesinori kalbėti, plus gali būti, kad nėra ir pačio proceso. Pavyzdžiui, gali būti, žinai, produktas geras, bet nėra proceso, tai kaip tave, kaip jie tą gėrį, ką tu kuri, arba tą skausmą mažinimą gaus iš to, ta prasme, kaip jie ateis pas tave, koks čia kelias, žinai. Pavyzdžiui, mes ten turim, žinai, reklamos agentūrą, ne? Tai mes aiškiai įdėjom, kad žiūrėk, iš čia toks kelias, ne? Ir tada žinai, mums easy, kad mes, kai ateinam su visų marketingu, žinai, ir sakom, žiūrėk, čia pas tai nėra pardavimų, bus, ne? Viskas, bet mes pasižiūrim, ar čia gerai, ne?
Ar pas jį, štai, geras produktas, ar jisai, nu, gali tą, nu, kaip pasakyti, kokybiškai daryti. Ir jeigu gali, mes žinom, kad mes žinai, užbūstysim šitą visą reklamą, ne? I- Ir ateisim su procesu, ne? Ir tada tu turi, žinai, pamatuojamą rezultatą. Ir tada aišku, ir tada norisi daryti, žinai, šitą. O kol nėra to ir viskas. Tai va čia, žinok, čia ne klausimas kaip. Kai tu žinosi kodėl, oi kaip tu lengvai atrasi kaip. Hmm. Va. O tai Tomai iš savo pusės tada gal galėtum apibrėžti, nežinau, ar pasikeitė kažkokia, sakykime, marketingo keliai, na, jeigu aš turiu savo aišku kaip, ar vis dėlto man ten daryti tuo senuoju kažkokiu būdu, na, ar vis dėlto pasikeitė, nežinau, 26 metais, kas yra geras marketingas. Žinai, čia tas, žinai, pasikeitė lyginant su kuo. Vat jeigu mes, vat, aš prisimenu ten interneto portalus, vat, 2000, nežinau, kelintų ten metų, atrodo, mes jį pardavėm 2009 ar 2010, tai darėm kokiais 2006, ne, nu, 20 metų, ne. Tai čia tuo senuoju būdu, tai kokio senumo būdu, žinai, čia toks klausimas. Tai šitą iš tiesų, aišku, kad pasikeičia. Ta prasme, nu, keičiasi, kur yra žmonių dėmesys. Ne? Ir turbūt, nu, tai yra, nu, jeigu jau žiūrėsim į tą, žinai, į marketingą, tai, žinai, visų pirma yra tas žmonių dėmesys, ne? Kur jisai ateina, nu, kiek anksčiaugi tenais niekas neskraulindavo, visi sėdėdavo prie kompiuterio ir ieškodavo informacijos, eidavo į Google, tenai, žinai, dar anksčiau buvo tokios knygelės, Lietuva internete ir buvo visi adresai surašyti, iki Google. Aš atsimenu tos laikus dar iki Google, žinai, šitą buvo šitaip, kad tu įsijungi internetą ir tu nesupranti, žinai, tai dabar ką čia daryti, ne? Tai kažkur yra žmonių dėmesys ir ką tau duoda tie socialiniai tinklai ir tas tavo kūrimas turinys, visų pirma tau duoda patikimumo, įvaizdį ir patikimumą, ne? Ir tau tada tas kiekvienas lydas ir kiekvienas salesas tau atpinga. Nes atrodyt tau reikia kažkokios technikos, ne? Kad čia būtinai va šitaip ar anaip, ne? Bet jeigu visi žino, kad tu geras, ne? Tu gali pardavinėti ir prastai, bet visi pas tai pirks. O tą va gerumą, žinomumą, ne? Tu gali pasidaryti. Ir čia svarbu jį, nu, imti ir, žinai, ir daryti. Mes esam, žinai, atkalę, mes daugiau gal žiūrėjom iš proceso pusės, kaip eina į skambučių centrą, paskui viskas ir panašiai, arba į tam, žinai, tikrus, nu, kaip pasakyti, kad tas marketingas nebūtų dėl marketingo, jisai turėtų, nu, ne tik tai žinomumą, vadinkime, ne, bet jisai ateina į visą procesą. Bet būdų yra va tiek, aš nenoriu pasakoti apie, žinai, technikas, ne, nes jos nuolatos kinta. Žinai, tu pamatai, kad, ten vienas paėmė tavo video sukarpė, paridarė milijoną šortų ten užšėdulino ir viskas, ne? Čia visa esmė. Ne technikoj. Technikų rasi, va, jų yra. Ta prasme, jas gali darminti tą. Kai tu suprasi, kad tau to reikia ir kaip bus apie ką kalbėti. O bus apie ką kalbėti, kai tu pradėsi realiai padidinėti pasaulį, o ne bandyti užsidirbinėti bar. Ok, tai gerai, įsivaizduokim, aš esu dabar, ne, žiūrovas ir, tarkim, noriu kurti naują verslą, turiu labai gerą, ten prasmingą kažkokią verslo idėją ir ateičiau pas Tomą ir sakyčiau, Tomai, kaip man per 12 mėnesių užauginti tą prasme verslą, kokius gal ten kažkokius marketingo, nežinau, ar veiksmus, ar strategijas, ten Tomas pasiūlytų šiai dienai, arba nežinau, gal yra tos evergreen, ne, tam tikros strategijos, kurios niekada nekinta.
Tai, žiūrėk, visų pirma, reikia pasižiūrėti, ar tavo metodas, nu, ta, kad tu sugalvoji, ta verslo idėja, žinai, ar jinai mažina skausmą, žinai, ir kūrė gėrį, ne? Jeigu jinai mažina skausmą, ne, tada ar tai įgyvendinama, ne? Nu, pavyzdžiui, gali būti, kad viskas ok, bet čia, nu, tiesiog tai yra, nu, arba per brangu, ar tenais, žinai, nu, kad šitą. Tada pasižiūri visus konkurentus, žinai, ir supranti, ką jie nemato. Tu turi vat vienu šitu, ne, galėt pasakyti savo tą aha, ne? Ir tada prieš kūrent visą struktūrą, eini, žinai, į testavimą, jeigu tu esi visiškai žalias, ne? Mes mažai dirbam su žaliais, ne? Nu, svarbu, kad jis būtų jau įsitestavęs, nes tu, kai eini, žinai, nuo pat pradžių, ne? Nu, tai tu kuri vieną, paskui susikuria visai kas kita, nes tave, žinai, pakoreguoja rinką. Tai tu eini, testuoji, kalbi su žmonėm, parduodi, ta prasme, duodi nemokamai, nu, jeigu esi, vat, visai pradedi nuo tokio, žinai, šito. Ta prasme, tai va čia yra prieš tai, kai testas yra sėkmingas, ne? Tau reikalinga jau tada struktūra, žinai, planas, ne? Ir va čia jau kai kurie jau pradeda, nu, šitagi, nu, jeigu tu esi vienas, tai ir tu, nu, nes eina šitaip, kad, idėja ir iš karto veikiu, ne? Nu, tarsi, testavimo stadijai, ne? Paskui tai yra kvaila, ne? Tu turi turėti planą, ne? Tu turi turėti struktūrą, nu, ta prasme, tu turi turėti, žinai, planą ir pasidaryti, žinai, pirminius matavimus. Žinai, ir tada po to, ko tau reikia, tau dažniausiai reikia, žinai, formuoti komandą. Nes vien struktūra, jeigu tu ten vienas esi, nu, tai, nu, žinai, tu esi apribojimas, ne? Tau reikia formuoti komandą. Ir čia atsiranda, tu turi ir duoti, ne? Ir reikalauti. Tai tu turi surasti tą balansą tarp davimo, ne? Ir reikalavimo. Ir dažnai vieni, nu, tarsi, jeigu tu per daug reikalausi, su tavim nieks nenorės dirbti, ne? Jeigu tu, nu, ir per mažai duosi. Jeigu tu per daug duosi ir per mažai reikalausi, tu turėsi chaosą, ne? Nu tai va, tai čia tada eini į šitą, ne? Tada pas tave pradeda atsirasti žmonės, komanda ir panašiai, ne? Dabar, kad tas neužgestų, reikalingas nuolatinis variklis, ne, kuris eina. Kas stums į priekį, nes būna, kad jeigu tu turi daug visokių idėjų ir tą praeidį, ir čia jau gal struktūrą turi, bet nepastatai kažkokio vieno atsakingo, ne, kuris visą tą stums į priekį ir pasilieka ant savęs, ir pas tai pasibaigia energija. Ir visas šitas tavo gesta, ne? Nes tiesiog, nu, neužtenka energijos. Gal tu vieną darai, kitą, trečią, penktą, dar pas tai šeima, vaikai, žinai, ir viskas. Ir tu negali išsiplėti, nu, ta prasme, žinai, išsidalinti į kelias dalis, ne? Va, ir tada, kai pas tave yra variklis tas, ne? Tad tau svarbu ateiti į matavimus, ne? Nu, turėti ir matavimus. Nes jeigu tu neturi matavimų, tai viskas. Pavyzdžiui, mes va šitam, mes turime ilgą klausimyną, žinai, kaip testuojama verslą. Mes pasiemam, žinai, ir einam palei punktus. Ir mes matome, kuri vieta pas jį yra, nu, kuri vieta veikia, kuri ne. Ir tada, nu, gal aš užbaigsiu, tada pas tai turi būti teisingas visas flow, nu, ta prasme, kad tas, žinai, eitų, nu, ta prasme, procesas, ne? Ir po proceso pas tai turėtų būti rezultatas ir pamatuojamas rezultatas. Ir va, kai tą viską tu turi, ne? Tas veikia. Tai dabar, žinai, ar tas pasistato per dieną? Ne, bet bendra schema yra šitokia. Bet mes, aš žiūriu, žinai, ir va tada viso to komunikacija yra iš viso, žinai, aфиген. Nes jisai, nu, tu turi tos resursus žinai, viduje ir tu ne pats komunikuoji juos,
Nu, ta prasme, tu gali apie juos pasakot, kad aš vieną tokį turiu. Nu, kaip ten buvo Bransonas, jis dar yra, ten Maskas, Bezosas ar panašiai, ne, kur yra šioks toks veidas, ne, kad vat, aš esu to veidas. Ne. Gali tu būti pasislėpęs, ne, bet jeigu tu sėdėsi va to viduje, ne, nu, tu dažniausia tu bandysi uždengti kelis dalykus ir žinai, ir gausis š. Tai dėl to, va, turto valdybą mes ir sakom, žiūrėkit, išeikit iš toliau pasižiūrėkit, kad sistema, tu, žinai, už ribų. Tada tą sistemą tu gali parduoti. Ne dėl to, kad tu turi ją parduoti, ne, bet geras verslas, kai tu gali ją parduoti. Jeigu tu negali parduoti, tu generuoji tik tai pinigų srautą iš jo, tu nekuri vertės. Tavo verslas yra beveik nevertingas, tas pats, kas eitum į darbą, ne? Bet jeigu tu pasidarai iš jo sistemą, jis pradeda turėti vertę. Tai reiškia, kad tu dirbi, kol darai, gauni srautą, sukuri vertę, toliau gauni srautą ir gali tą visą vertę parduoti tenais už kelių metų srautą, ten 2, 3, 4, 5 ar ten whatever. Ne? Nu va, visas planas. Ir tada tu iš pradžių gyveni iš to srauto, paskui gali gyventi ir iš to dalyko pardavimo. Easy. Easy. Belieka tik įgyvendinti, ar ne? Belieka tik įgyvendinti, žinai. Bet viskas prasideda va čia. Jeigu pasišūdina intencija, viskas grius. Nu, ta prasme, net gali nestatyti, nes kiekvienam šitam tave laukia dideli sunkumai ir išbandymai. Aš esu super tai praėjęs ir man ilgai buvo, kol aš pamačiau, žinai, opa, palauk, tai taip veikia, taip neveikia, taip veikia, tai neveikia. Ir tikrai, opa, žinai, tai va. O tik gerai, tarkim, minėjai, ar ne, dvi tada tokias klaidas, tai pirma klaida dažniausiai iš to, ką pamatėjai, ar ne, dirbdamas su verslais, tai yra klaidinga intencija. Antra turbūt gal tam tikra klaida, kad užstringa, sakykime, patys ten įkūrėjai, nežinau, direktoriai ar panašiai toj pačioj mašinoj. Ar yra dar kažkokių va tokių klaidų, nu, kalbant gal iš marketingo perspektyvos šiandien, ar ne, kaip kalbam, kurias va labiausiai pamatėjai, kur daro verslai, nors atrodo lyg ir generuoja, ne, lyg ir generuoja ten tas rautą, bet va kažkur stringa. Tai... Nesupranta, ką matuot marketingą. Kaip tau atrodo, kas yra esmė? Ką, jeigu tu investuoji, žinai, ne į socialinius tinklus, ne, nes ten dar truputį kitaip, bet jeigu tu investuoji į reklamą ir tu šitą generuoji, jeigu galėtum matuoti vieną rodiklį, ką matuotum? Nežinau, turbūt kiekvienas išleistas euras atnešė eurų. Gali šitai pasidaryta, ne, čia svarus matavimas, bet tokį yra, nu, tu jį vėlai gauni, ne, nu, šiaip, kad tu pažiūrėtum, žinai, vieną ir antrą, nes tada tu turi įvertinimą, žinai, įsidėti, žinai, ir tas, žinai, ne tik pardavimo išlaidas, ne, bet ir visas administracijas. Kokį rodiklį būtų paprasčiau dar vertinti, yra cost per sale. Ne? Kiek kainuoja vienas pardavimas? Taip. Nes būna, žinai, kiti sako, aš matuoju, žinai, tenais, kad lydas ten kiek kainuoja, ne, ar ten kiek peržiūra kainuoja, ne, ir tu nesupranti, kokios ten kokybės tas lydas, ne, kokios kokybės šitas. Bet jeigu tu pasimatuoji, išsivedi, kad, nes kas svarbu, bet testuojant mums svarbu palyginti, tai taip geriau ar taip geriau, ne? Jeigu mes sakome, nes visi socialiniai tinklai yra daugiau, aišku, iš jų gali būti ir lead generacija aфигена, ne? Viskas ok, ne? Bet jeigu mes kalbame apie tą ne socialinių tinklų ir reklamą, bet tokį aš verslas, žinai, mano verslas yra kaip mini influenceris, ne? Tam tikroj nišoj, ne? Koks, kaip pasakoju, žinai, kirpėjas pasakoja apie savo šitą. Ar koks nors, žinai, mašinų dažytojas pasakoja, kaip ten dažo mašinas, ne? Ir ten kaip čia, žiūrėkit, ten tas, ir žinai, ir čia, ir kai eisit pas dažytoją, tai žinokit, kad čia taip reikia dažyti ar anaip, ne? Ir kažkas
kas turi, žinai, kažkokią tai surūdyjusią mašiną, kurią reikia perdažyti, jam, žinai, algoritmai žino už jį geriau, kad jam reikia tą parodyti, ne, šitągi, jam parodys, žiūri, žiūrėk, šitas žino, kad dažyta, ne, tai arba jis jau pats nueis, ne, arba kai tu ir pasireklamuosi kitur, ne, sakys, čia kitas, kur mačiau, ne, ir tavo ta reklama bus daug efektyvesnė, ne, tai tas, vadinkim, bendras influenceriškumas, ne, jisai atpigina visos kitos reklamos kaštus žiauriai. turtavaldyba.lt Prisijunkite ir pasiimkite mano mokymus ir seminarus nemokamai. Va čia. Ir tada tau mažiau reikia visokių šitų, nes čia yra, va čia didelis dalykas, ne? Tai va, bet jeigu mes žiūrim tiesiog vieną reklamą ir kitą, ne, tai mes pasižiūrim dažniausiai per cost per sale, ne? Aišku, paskui galime įsivesti ir šitą, žinai, retorną, kiek išleistas euras atnešė, ne, šitągi pinigų, bet cost per sale yra vienas svarbiausių matavimų. Ir jeigu ateinat į kažkokią agentūrą, ne, ar panašiai, tai jums reikia išsimatuoti šitą. Ir daugiau nieko. Jie ten pasakos, kaip jie čia darys, ten visokius pievas, visokias, ir panašiai. Čia, aš dėl ko mes pasidarėm savo agentūrą, ne, tada pamatėm, kad pieva ten. Ateini ir tau pripasa, kaip čia reikia programavimo, viską, mes pasidarėm vieną kartą, visiems tinka, ne? Tarsi ištestavom vieną, visiems tinka, ne? Aišku, kad visos įmonės per čia turi eiti, nes čia yra, žinai, efektyvų. O ten ateis čia programuotai, tau kurs puslapį, dizaineriai, išmaineriai, apie visą, blema, gal tavo šitas, žinai, procesas ne taip turi, žinai, o gal, žinai, kitaip. O ir jie pasakoja, kaip jie čia viską darys. Viskas jeigu tu ten įsitestavęs ir viską, žinai, ir tau aišku, kad man turi įvykti tas, ne? Opa, žinai, liuks. Bet jeigu ne, tai tenais yra begalė pinigų į infrastruktūrą, ne? Ir tiek pinigų į pačią reklamą. Ir su itin prastais matavimas, nes kai aš ateinu žinai, ir klausiu, tai kada aš galėsiu pasimatuoti? Tai čia 3 mėnesius mes tu turim žiūrėti. Kokius 3 mėnesius paleidai ir matai tu tos lydo kainą, cost per sale kainą, ne? Cost per sale gal gali pamatyti vėliau, nes ten kažkaip eis ilgiau, ne? Bet ne 3 mėnesiai. Kokį, ta prasme. Bet ten yra, į žinomumą, ne? Jeigu nori, žinai, į žinomumą, tai tada, žinai, daryk ten tavo, šitą taptas, žinai, mini influenceris, bet kokybiškas, ne? Šitągi su tenais, ten dabar visokio avatarų yra, dar kažko, gal, ir tai gali pasinaudoti, ne, bet svarbu, kad būtų kokybė, ne, kad nebūtų ten tas turinys, kur visi mato, kad čia, ta prasme, jisai nenaudingas, žinai, nemažintis skausmą. Jisai gali net pamatyti, kad čia yra su AI daug kas padaryta, ne, bet jeigu jis atlieka savo misiją, ne, ir mažina skausmą, kuria gėrį, jisai paeis, o jeigu ne, tai ne. O kaip pačiam atrodo, dabar dauguma eina ant to personalo, ne, ant to asmeninio pasirodymo, žodžiu, kaip įmonės ten atstovas ar verslo atstovas, ir teko pačiam irgi dalyvauti ne vienam webinare, kur apie tai kalbama, kad daugmaž eina dabar verslai statomi ant žmogaus, o ne ant kažkokio brando. Ar tai yra, kaip sakyt, pozityvi tendencija, ar vis dėlto ten iš verslo pardavimo pusės gali būti šiek tiek daugiau ten iššūkių? Ir kaip rekomenduotum, kurio keliu keliauti? Ne, matai, kas yra, ta prasme, visą laiką šitas dalykas, jisai tau atpigina paskui reklamos kaštus, ne? Tas veidas, ne, kuris atstovauja, jisai atpigina kaštus, ne? Tačiau, jeigu mes kalbame apie verslo pardavimą, ne, viso verslo pardavimą, tada toks dalykas ne visada padeda, ne. Jeigu mes kalbame, žinai, apie įmą IPO, ne, ta prasme, viešą akcijų siūlymą į biržą,
Tai visi žino, kad, nu tai jisai ten turi, nu tai tada ir manim pasirūpins, ne? O jis, nu, aš jo pasitikiu, jis ten turi, nu, kaip šitągi, ir tada, žinai, pasirūpins. Ir viskas. Ir tada, nes, nu ten, tada asocijuojasi, nu ten Virginą, ne, nu tai čia Bransono, jo, čia tada jau automatiškai tas eina, žinai, nes daug apie tai yra bendro dėmesio, ne, nu anksčiau jisai ten atėjo per visokius, žinai, bairius žiniasklaidą, šiuo metu tu tiesiog gali ateiti per kažkokį, žinai, viral video, žinai, kur ir viskas, žinai, tai tą dažniausiai apsimoka daryti, jeigu labai susijęsi su kažkokiu tai tikru asmeniu arba su savim. Aš dėl to daugelio savo verslų nesieju su savimi skyrus, kur dalinuos informaciją, žinai, apie tai ten, nu jau aš, žinai, bet žinai, daugelis, žinai, jie yra ir tiesiog yra, žinai, kas gali, nu, žinai, visi gali pasižiūrėti, čia jo, nu tai okei, ten, ta prasme, nu, žinai, kas nori žino, nes paskui, jeigu aš jį parduočiau, ne, tai tada sakytų, pala, buvo jo, dabar čia neaišku, žinai, labai suprastėjo, žinai. Nu, čia kaip, nu, vat yra to, žinai. Tai va. Supratau. Ar turėtum kažkokį patarimą, kaip efektyviausiai generuoti kokybiškus lydus, jeigu ten biudžetas, kai pas daugumą ten būna kažkoks ribotas ir panašiai, nes aš irgi turėjau vieną auditą, ketvirtadienį mes kalbėjom su verslo savininku, kuris sako, sako, pernai kosminiai metai, buvo mėnesį, kur šią komercijos generavom, vos nedaugiau negu fiziniai parduotuviai, ir volia, sako, dabar gruodis, sausis liūdna, ir sako, atrodo, tos pačius marketingo biudžetus, ta prasme, leidžiam ir neina, tai vat. Tai kaip efektyviausiai generuoti kokybiškus lydus su gal ten kažkokiu... Žinok, vis tiek eina per testavimą, mes, šitągi... Iš tų sistemų, kur mes turime, aišku, visada yra tas sezoniškumas, ne? Gali paeiti, žinai, gali ne. Kartais tiesiog išsisemia auditorija, ne? Kartais, žinai, jo yra, tiesiog tuo metu nereikia, ne? Kaip kalėdinių, žinai, žaisliukų, gali ir reklamuoti jos Liepos mėnesį, ne? Bet ne visada tai bus geriausias metas jos reklamuoti, žinai. Bet kad viena tokia piliulė visiems, ta prasme, viskas keičiasi. Čia dabar, darai, testuoji. Kur yra tiesiog, žinai, svarbu, žinai, suvok, kas nesikeičia, ne? Nes visa kita keičiasi. Tai dabar, kas nesikeičia? Tai jeigu tu turėsi, žinai, jeigu tavo verslas turės tą vadinkim mikroinfluencerį, arba pats taps to, žinai, mikroinfluenceriu, nesvarbu, kas tu, kirpėjas, mašinų dažytojas, žinai, ar dar kažkas, tu žinai, pradėsi tą daryti, tai tau, tarsi, nebūtinai iš karto tu gausi iš to lydus, ne? Bet paskui, jeigu tu dėsi reklamą, tu geriau gausi lydus. Čia tas pats, kas jeigu pas tave pasikvietė į televiziją, ne, tu ten pakalbėjai, paskui, šitą žinau, ne? Paskui bet koks tavo šitas judėjimas, ta prasme, jisai bus daug cost effective, daugiau, žinai, žinai, efektyvesnis. Tai tokios, kaip kad, žinai, auksinės piliulės, ne, jos nėra. Bet kas nekinta, tai šitas nekinta, ne? Ir, žinai, ir antras, kad tam augimui, ne, tu turi vis tiek verta generuotis per reklamą pardavimus. Žinai, vien iš rekomendacijų galima, bet tada augimas yra lėtas. Ir tada tu turi susirasti efektyviausias, žinai, strategiją, kas veikia pas tave. O tam, mes pasikalbėjome. Ir čia tada keiti reklamas, sėdi, žinai, va čia maždaug, jau, ta prasme, reklama turi būti integruota į tą procesą, ne? Ir jinai matuoja, kas vyksta, žinai, kas vyksta.
Ir svarbu, kad, žinai, kad nu, va, tas matavimas, nes kažkas gali sakyti, tai palauk, aš ten įdėjau taip, o ten taip ir aš nesuprantu, kas iš kur atėjo. Ne? Va čia svarbu žiūrėti. Nu, turėkit skirtingus telefonus, žinai, turėkit viską, nes mes, pavyzdžiui, ta pati, žinai, meta, nu, nepatogiai pateikia duomenis, ne? Mes juos įmame, keliamės į savo sistemą ir ten jau skaičiuojam viską, ne? Nes kito atveju ten susiskaičiuot, va taip, kad tu atėjai, va čia gauni ten kas savaitę, kažkokius tai informaciją, ne? Ir kaip dabar suprasta, ne? Tai kiek man, žinai, iš kokios kampanijos, kiek man buvo cost per sale geriausia, ne? Ten kokios reklamos agentūros net gal ne visą laiką tau pateiks, nes tau vat įpylė, žinai, kokius 3 kibirus, ne? Ir paskui sako, nu, ką žinau, iš kurio čia kibiro. Nu, ir tu iš vieno kibiro tu turi kokybiškus, iš kito mažiau, iš kito šūdinus, ne? Ir tada jie sako, nu, vidutiniai visi, ne? Nu, tu turi atsiskirti, žinai, tos kibirus ir juos, žinai, matuotis atskirai. Tai va. Labai dažnai meta sako, kad mes davėm tau tiek kontaktų, o pasižiūrė, kad pas tave bazėje visai kitas skaičius tų kontaktų iš tos pačios reklamos. Nu, vat, žiūrint per kokią sistemą eini, pas mus būna, žinai kas, ką mes pasidėvėjom, kad jie kartojasi, o meta savo, kad čia naujas. O čia senas. Tik jis antrą kartą atėjo, žinai. Tai gal va čia, žinai, nes, nu, ir kai tu skaičiuoji, nu, tos, žinai, tavrasi lydus, ne, skaičiumi yra taip, bet jeigu dar pasidarytum unikalius skaičiumis, tu turbūt, žinai, pamatytum, kad ta kaina yra, žinai, aukštesnė. Bet jeigu tu matuoji cost per sale, ne, tai va čia yra, ta prasme, žinai, nu, geresnis matavimas. Nes lydai, žinai, kartojas. Ok, ir tada pabaigai, nežiūri, kad mūsų jau laikas šiandieną į pabaigą. Klausimas toks diskusinis, bet bus labai įdomu. Tai kas vis dėlto yra svarbiau? Ar asmeninis stiprus prekės ženklas? Nežinau, ar verslo, ar tarkim mane veidas, ar geriau sukonstruota pardavimų sistema? Čia kaip, kas tu svarbiau, žinai, koja, žinai, ar ranka? Ne, gal netgi dešinė ranka ar kairė ranka, žinai, tas pirštas ar tas, nu jie abu reikalingi. Nu, ta prasme, gal jeigu tai pagal svarbumą, ne, turbūt visgi tas, nu, žinomumas, ne, yra svarbesnis. Nes jeigu tu žinomas, ne, nu, tu gali būti visiškai visas, žinai, kreivas, šleivas, ne, nu ir vis tiek tu kažką galbūt parduosi, žinai, gal, nu, tada kaip nors vis tiek kažkas išeis, ne. Nu, kažkaip, tai, žinai, galiausiai ateis tau žmonės, ten, žinai, vienaip ar, žinai, kitaip, ne? Tu daug prarasi, bet jeigu bus tik tai labai gera sistema ir nulis žinomumo, jinai, kaip, žinai, gera kolekcinė mašina stovės, žinai, garaže, jinai nedarys nieko, žinai. Ir kaip, pavyzdžiui, kolekcinė mašina, tai dar jinai auga jos vertė, o čia jinai tiesiog dėvėsis kaip saulės panelė, žinai. Va, kaip saulės panelė be saulės, ne? Va, idėjai, aš pirkau kemperių kelias saulės panelės, ne? Ir vieną pasiliko nepanaudota garažė. Tai maždaug, va, tokia vertė. Tai reiškia, jinai, nu, sensta, pinga ir nenaudoja. Tai va, tokia, žinai, tokia prasmė geros sistemos, žinai, be saulės, šitą, be marketingo. Tai svarbiau visgi yra šitas žinomumas, ne? Ir jį verta eiti, bet verta, nu, tam, kad eitų tas, nu, natūralus flow, yra darbas su klausimu numeris 1, tai ar aš suprantu, kokį aš skausmą mažinu ir kokį gėrį didinu. Ir kai aš tą suprantu, atsiranda noras, blemba, bet taigi čia geras, ne? Tai čia iš tikro tie pinigai buvo tik šalutinis efektas, iš tikro, va, kiek mes daug padarėm, ne? Nu, kiek mes daug žmonių padėjom, ne? Ir kai ten susifokusuoji, viskas. Okay, super. Tai ačiū Tomai labai už pasidalinimus. Ačiū tau ir ačiū žiūrovam ir iki. Viso.